Kauno technologijų mokymo centro socialinių paslaugų skyrius atveria savo duris žmonėms turintiems įvairių negalių bei asmenims su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Turime platų portfelį mokymo programų su socialinių įgūdžių programa. Socialinių įgūdžių programoje mokiniai mokomi paprastų gyvenimiškų įgūdžių, kurie praverčia jiems ateityje. Tai ir meninė veikla, ir pirma pagalba, ir finansinis raštingumas. Pas mus galima išmokti mūryti, betonuoti, dažyti, klijuoti plyteles ir įvairius kitus statybinius darbus. Baigęs mūsų mokyklą, mokinys bus puikus pagalbininkas bet kurioje statybos įmonėje. Kviečiame mokytis į Virėjo modulinio profesinio mokymo programą. Mokinys gebės atlikti pirminį produktų paruošimą, pagaminti nesudėtingus pusgaminius bei patiekalus, bei juos pateikti klientui. Kviečiame mokytis. Mūsų skyrius kviečia mokytis mokinius į modulinę rankdarbių gamintojo profesinio mokymo programą. Ir mokiniai baigę šią programą įgis kvalifikaciją, pagal kurią jie galės gaminti rankdarbius iš tekstilės, popieriaus, gaminti suvenyrus. Baigę šią programą galės dirbti specializuotose centruose, meno dirbtuvėse. Taip pat mokiniai galės dirbti pagal individualią veiklą. Pats seniausias amatas, ne tik Lietuvoje, bet ir skaičiuojamas pasaulyje, tai pynimas iš vytelių. Mūsų mokykloje baigę šią specialybę įgyja pynėjo iš vytelių kategoriją, gali dirbti amato namuose. Specialių ugdymosi poreikių asmenys baigę mūsų skyrių sėkmingai gali integruotis ir surasti savo vietą darbo rinkos pasaulyje.